Labas, šiandien parodysiu, kaip pasigaminti moliūgines, orkaitėje keptas ir labai minkštas spurgas. Į dubenį dedu 315 ml moliūgų tyrės. Nors dažniausiai receptuose naudojama kepta moliūgų tyrė, bet aš šį kartą naudojau tiesiog blenderiu sutrintus žalius moliūgus. Kartu įmušu 3 kiaušinius ir įpilu 80 ml aliejaus. Viską sumaišau. Dabar maišysiu sausus produktus. Į 300 g miltų beriu 350 g cukraus. Tuomet beriu prieskonius. 1 arbatinį šaukštelį cinamono, 1 arbatinį šaukštelį malto imbiero, pusę šaukštelio malto muskato ir 1/4 šaukštelio druskos. Taip pat suberiu po 1 arbatinį šaukštelį kepimo miltelių ir valgomosios sodos. Viską sumaišau, kad vienodai pasiskirstytų. Tuomet beriu sausų produktų mišinį į prieš tai paruoštą moliūgų, kiaušinio ir aliejaus mišinį ir mintele viską išmaišau iki vienalytės masės. Viskas, tešla paruošta. Kadangi kepsiu spurgą specialioje kepimo formoje, ją patogiausia užpildyti naudojantis konditeriniu maišeliu. Todėl iškart susipilu tešlą į maišelį. Dabar pasiruošiu spurgų kepimo formas. Norint, kad spurgos iškepus lengvai išsiimtų, reikia tinkamai paruošti formas. Dosniai ištepu sviestu ar kepinių margarinu, stengiuosi, kad jis būtų paskirstytas tolygiai ir per visą plotą. Tuomet barstau miltais ir dar vis pakratydama sukinėju skardą, kad tik visos riebalų išteptos vietos pasidengtų miltais. Tada apverčiu ir išberiu visus miltus, o kad tikrai neliktų pertekliaus, dar keletą kartų pastuksenu skarda į stalą. Pripildau formeles. Stengiuosi nepadauginti tešlos ir pripildau apie pusę, gal kiek daugiau, bet ne daugiau nei 2/3 formos, kad iškepus ir iškilus gautųsi graži spurgos forma ir spurgos vidurio skylė nepradingtų. Šaunu į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepu apie 10-13 minučių. Ar iškepę galime patikrinti mediniu pagaliuku, kad jį ištraukus nebūtų aplipęs tešla, bet pati spurga dar neturėtų būti labai apskrudus. Išėmus iš orkaitės leidžiu kiek atvėsti formoje, o kai jau galiu nenusideginant liesti, išimu iš kepimo formos ir palieku ant grotelių atvėsti pilnai. Atvėsusios spurgos jaučiasi šiek tiek lipnios ir viskas su tuo yra gerai, mes ir siekiame tokio efekto. Sumaišau 60 g cukraus su 1 arbatiniu šaukšteliu cinamono ir šiame mišinyje apvolioju spurgas. Jeigu spurgos neaplimpa cukrumi, reiškia jos buvo keptos vos per ilgai. Kitą partiją kepkite 1-2 minutėm trumpiau. Šis žingsnis tikrai nėra būtinas, bet suteikia smagios traškios tekstūros. Suprantu, kad spurgų kepimo forma nėra labai dažnai naudojama ir tikrai ne visi turi ją namuose. Todėl drąsiai galite iš šios tešlos kepti keksiukus. Keksiukų formą iškloju popierėliais ir užpildau tešla. Aš kaip visada naudoju ledų šaukštą. Su juo labai patogu porcijuoti. Nepridedu tešlos per daug, nes keksiukai kepdami iškils. Čia, norėdama kiek papuošti ir suteikti kitokios tekstūros, viršų apibaršiau smulkintais graikiniais riešutais.
Dedu į 180 laipsnių karštumo orkaitę ir kepu apie 23 minutes. Ištraukus iš orkaitės leidžiu kiek pravėsti, išimu iš kepimo formos ir palieku atvėsti pilnai. Tiek spurgos, tiek keksiukai gaunasi labai minkšti ir tikrai labai kvepintis rudeniu. Tai puikus būdas sunaudoti moliūgus, kai jau moliūgų sriuba nusibodo, o daugiau nebelabai žinote, ką daryti. Spurgų formas suteikia papildomą wow efektą bet kuriam kepiniui, tad tikrai verta išbandyti. Skanaus!